4 metus iki 8 gyveno Paryžiuje, nes jos tėvas dirba ano meto Lietuvos diplomatinį tarnybui, nu ir ten turėjo Paryžiui dirbti, taigi jie Paryžiui pradėjo ir pradinti mokslą. Tęsė grįžus į Kauną 29 metais, atsiprašau, 38, 9 maždaug metų. 40 metais bolševikų valdžia Lietuvoje jos tėvą Joną Statko areštavo kaip buvusi saugumo departamento direktorių, anksčiau jis yra buvęs, išvežė į Maskvą, į Butyrkų kalėjimą ir daugiau apie jį nieko nežino. Aišku, buvo sunaikintas. Karui baigiantis, 44 metais Statkų šeima, aišku, be tėvo, įsikėlė į vakarus. 45 metais iki 50 metų Statkutė gyveno Paryžiuje. Studijavo lotynų ir prancūzų kalbas. 50 metais persikėlė į Venesuelą, Pietų Ameriką. 52 metų, 6 metus iki 58, ji dirbo oro linijose Aerostale. Ten tarnautoja buvo, turėjo labai ilgas komandiruotės į įvairias šalis ir turėjo sąlygų studijuoti anglistiką, anglų filologiją Kalifornijos ir Niujorko universitetuose. Nuo 58 iki 63 metų ji dirba Jungtinių tautų atstovybėje Venesueloje, kadangi ji moka gerai anglų ir ispanų kalbas, tai ten buvo sekretorė šitomis kalbomis. 60 metais ištekėjo už inžinieriaus Rosalo. Susilaukė 5 sūnų. Jos garbiai reikia pasakyti, kad nors vaikai augo mišrioje šeimoje ir šeimos kalba buvo žinoma ispanų kalba, bet ji vaikus išmokė puikiausia kalbėti lietuviškai. Visi 5 sūnus šneka be akcento. Vieną man pačiam teko girdėti, galiu paliudyti gražiai lietuviškai kalbą. Nuo 85 metų ji yra laikraščio labai populiaraus Venesuelai Zeta vyriausioji redaktorė. 1985 metais Čikagoje ji išleido knygą Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje. Ispanija dabartinė, Iberų pusiasalyje. Tos knygos pats pagrindinis mintis yra įrodinėjimai, kad 5-7 amžiai tam Iberų pusiasalyje, dabartiniai Ispanijai, įsivyravę gotai, ten buvo įsteigę įkūrė savo valstybę, kad jie buvo ne germanai, kaip dabar visuotinai manoma, bet baltai. Kodėl į taip mano? Matot, istorijos šaltiniuose yra nedaug tiesa, bet baltiškos kilmės asmenvardžių. Tarp tų, reiškia, gotų.
baltiškos kilmės asmenvardžiai. Tai buvo pastebėta dar gerokai prieš ją. Tarp kitko ir Vladimiras Toporovas yra tyrinėjęs tuos asmenvardžius. Jo nuomonė, šiaip visuotina nuomonė yra ta, kad germanai gotai, kurie tada senovai gyveno Pavysliai, įsikeldami ten į Ispaniją, su savim išsigabena ir galindų genties, labiausiai vakarinės, baltų genties žmonių. Tai reiškia šiandien visuotinai priimta, visi tai mano. Statkutė čia išsiskyrė to, kad jis suabsoliutina. Visi buvo ne germanai, o baltai. Bet to jį, taip sakant, išsiskiria nuo kitų. Gotų kalba, pats Gotas Vulfila, vyskupas, kuris Gotus ir krikštija, taip sakant, yra į gotų kalbą išvertęs Bibliją, vadinamą Vulfilos Bibliją. Tos Biblijos, kad vienais laikais spaudos nebuvo, rankraščio nemažas gabalai yra išlikę iki šių dienų. Jeigu jūs paskaitysit Vulfilos Biblijos rankraštį, tai jau iš pirmo sakinio aiškiai matos, kad čia germanų kalba, nieko bendra neturintis su baltais. Tai abejonės nekeliantis dalykas. Dėl to pasirodžius Statkutės šiai knygai, savai nesuprantama, labiausiai visiems ir kliuvo šitas. A ji apie Vulfilo Bibliją ten nei žodžiai nepasako, tyliai. 85 metais, tais metais, kai pasirodė tik knyga Čikagoje, tuo metu man teko būti Čikagoje. Ir štai vieną vakarą, išvakarėse prieš man įskrendant iš Amerikos, užeina pas mane į viešbutį Statkutė. Ir atneša savo tik išėjusią knygą ir prašo, kad aš susipažinčiau ir pareikščiau savo nuomonę. Nu, aš sakau, kad anksti rytą įskrendu, kaip aš suspėsiu. Nu, kaip nors. Tai aš atvirai sakant, iki paryčių studijavau Dailiaus knygą. Nu, ir jai parašiau, kad dėl Vulfilo Biblijos, kad čia negali būti, šitą viską griauna tavo teorija. Tu tyrinėk, sakau, Vulfilos Bibliją, o jį tyrinėja ne pačią tų gotų kalbą, jos paminklus, bet kaip apie tą kalbą atsiliepia ano meto amžininką. Sakau, reikia pačią kalbą tyrinėti, tada tik tai galim. Aš jai ten surašiau tas savo pastabas, buvom susitarę pas Budintį palikau. Ir tuo tas mūsų susitikimas baigėsi. Praėjo 29 metai, dabar pasirodė, kad jos Vilniuje kita knyga, pavadinta Europos šaknys ir mes lietuviai. Ji pati rašo, kad ji čia daug pakeitusi, lyginant su tą pirmą knygą. Kad ta knyga jau pirmoji ta pasenusi, kad daug yra pakeitusi. Aš taip sistemingai palyginau abi tas knygas, žinot, kad ten labai nedaug pakeitimų. Pats svarbiausias pakeitimas tai yra tas, dėl Vulfilo Biblijos. Ji, matot, nebegali jau paneigti, kad čia germaniška. Šitą neįmanoma. Tai ji štai kokią rado išeitį.
sako, be tų gotų tikrųjų, kurie buvo baltai, dar buvo mažieji gotai, germanai. Mažieji gotai. Čia jos pačios sugalvotas terminas, niekur nei šaltinėse, nei dabartiniai tyrinėtojai tokį terminą nevartoja. Mažieji gotai, kurie buvo germanai. Ir va tie mažieji gotai, jų kalba ir parašyta ta Biblija. Nes matot, neikčiai, nerealu, nebegalima. Dabar štai bendrai žiūrint, o visa kita, ta pagrindinė tezė jos knygos, kad tie gotai buvo, kurie Ispanijai buvo baltai, lieka. Nes šitie įstengėsi tos mažuosius gotus, kur vadinamosius, kur Wolfilas Biblija, kurie beje germaniškai, sumenkint, kad čia jokios reikšmės jie neturėjo ir panašiai. Nors Wolfilas Biblija remiasi visas germanistikos mokslas. Bet jį taip ir sumenkina, kad čia yra tokia mišri kalba, negryna. Iš tikrųjų, tai gryniausia germaniška kalba. Bet konkrečiai netyrinėja tos kalbos. Bėda štai yra kokia, kad Statkutė padarė didžiulę klaidą metodologinę klaidą. Būtent jį remiasi, kaip jau minėjau, amžininkų atsiliepimais apie tuos gotus. O tie amžininkai jokių būdų anuomet negalėjo nustatyti, iš kur kokia tos gotų kalbos kilmė. Kodėl? Dėl to, kad istorinės kalbotyros dar nebuvo, jie atsirado tik XIX amžiaus vidury, o be istorinės kalbotyros nustatyti neįmanoma. Aš jau kaip pavyzdį paimsiu, sakysim, mintim pavyzdžiui, kad būtų aiškiau anglų kalbą. Tai jeigu žiūrėsim panašumą, tai anglų kalboje rasim daug daugiau žodžių artimų romanų kalbų, prancūzų kalbai, negu germanų kalbų. Vadinasi, darysim išvadą, kad anglų kalba yra romaniška kilmės. Beje, pseudo kalbininkai taip ir mano. Bet jeigu ištirsim lingvistiniais metodais, istorinės kalbotyros metodais, viskas atvesta aukštyn kojom. Tai yra atsistojant kur. Dėl to, kad anglų kalba tokia, kokia yra dabar, ji ne taip jau seniai tokia yra. Pagaliau jos rašyba tai rodo. Šiandien anglai rašo taip, kaip kažkada tarė. Bet jau skirtumas, matot, grandiozinį yra skirtumas. Ir jeigu moksliškai pažiūrėsime anglų kalbą, istorinės kalbotyros metodais, imsim pačius seniausius anglų kalbos paminklus, tai jau poemą Beowulfą, tai Beowulfo anglų kalba turi dar 4 linksnius su galūnėmis. 4 linksnius. Ir tos galūnės aiškiai germaniškos, be jokios kalbos. O galūnės, fleksija, yra toks kalbos elementas, kuris negali būti skolinamas. Ne taip kaip žodžiai. Žodžiai jie prancūziško prisirinka iš normanų, buvusių vikingų palikuonių, apsigyvenusių Šiaurės Prancūzijai, Normandijai, kurie, kaip žinotgi, Angliją ilgai valdė. Ir iš čia, iš jų kalbos ir yra tos, ne žodžiai lengvai perina iš kalbos į kalbą, o fleksija neperina. Tai tada ir tik tai toks mokslinis požiūris aiškiai nustato, kad
anglų kalba yra germanų kalba. Tai jau panašiai turėtų elgtis, norėdama išaiškinti, kas buvo tie gotai ir šitai Statkutė Dievo salės. Deja, ji visiškai jų kalbos ypatingų net nesidomi. O jį viską remiasi vien tik tai amžininkų atsiliepimais. Amžininkų atsiliepimais. Pagal ją, reiškia, tie gotai tai buvo baltai, jie sunaikino Romos imperiją, jie iš esmės pagimdė, taip vaizdingai šnekėkim, ispanų kalbą, nes ispanų kalba yra iš liaudės lotynų kalbos kilusi, Statkutės nuomonė dėl baltų. Nutolina, taip sakant, nuo lotynų kalbos, taigi davė pradžią ir ispanų kalbą ir taip toliau, ir taip toliau. Dar aš štai, ką noriu visą atkreipdėmėsi. Kas skaitysit šitą knygą, tai kris jums į akį taip, į ausį gal, kad mėgsta remtis kalbotyros autoritetais, dideliais specialistais. Ir taip jūs pavaizduoja, kad lyg jie pritarė jai. Nu, sakysim, jį dažnai operuoja, šneka apie tą senovės Balkanų gentį trakai, kurias minėjau. Ir apskritai Paleo Balkanų, tai yra senųjų Balkanų, dar prieš slavus buvusių kalbomis, jo lygtais ir taip toliau. Pats didžiausias iki šių dienų pasaulio specialistas Paleo Balkanų kalbų yra bulgarų kalbininkas Ivanas Duridanovas. Aš jį gerai pažįstu. Mes susirašinėjom nuo 69 metų ir dabar paskutinių keletą metų nebegaunu iš tų kalbų, nežinau. Jis yra išleidęs vokiečių kalbą tokį veikalą apie baltų ir senųjų Balkanų kalbų ryšius, kurie to veikalu labai daug remiasi Statkutė. Ir taip iš jos ten taip nusuka, kad esą Duridanovas pritarė jos hipotezę. Nieko panašaus. Šitą aš jums galiu užtikrinti. Aš tą veikalą turiu, pats Duridanovas kaip tik pasirodė man atsiuntė su labai gražia dedikacija. Jis buvo atvažiavęs pas mus mokslo reikalais 88 metais. Tada aš jį globojau, buvau paskirtas valdžios globoti, vežiau į Trakus, tarp kitko, paskui jis pas mane svečiavosi ne vieną kartą, daug kalbėjomės ir užsimindavau, kas Statkutė, tai jis juokėsi. Tarp kitko, ne tik Statkutė, bet ir kiti labai mėgsta remtis Duridanovu, lyg jis būtų, kad esą jis pritarė Basanavičiaus trakologijos teorijai, bet tai nesusipratimus. Duridanovas savo šitą veikalą įžangoj pirmojų sakinių pamini Basanavičių. Ir labai iškelia jo nuopelnus, kad jis pirmasis mokslininkas buvo, kuris atkreipė dėmesį į Paleo Balkanus, Trakus ir kitus, tas gentis, Trakų gentis ir baltų ryšius. Bet jis taip mandagiai, nenorėdamas įžeisti, rašo. Bet jis padarė, ten nėra žodžių rodos klaidingai, kažkaip gražiau pasakė, aptakiau, vokiškai, aš dabar jau neatsimenu. Jis suklydo, jeigu laisvai taip versim, manydamas, kad lietuviai iš Trakų kyla, ko žinoma būt negalėjo.
Taigi šito jis visiškai paneigė visą trikologijos, matematikus trikologijos mokslą iš tikrųjų. Mūsų kai kurie dabar stengiasi įrodyti, kad Statkutė pratęsė Gimbutienės, žinos mūsų mokslininkas, mokslą. Nesusipratimus, gerbėmieji. Šitoj knygoj, paskui savo antroj, jį aiškiai rašo, kad 1975 metais jį nuvykusi į Kaliforniją buvo pas Gimbutienę supažindinti su savo šitą hipotezę. Ir kad grįžo nusivylusi, nes jį nepritarusi. Aiškiai pasakė, tai koks čia gali būti tęsimas. Be to, Gimbutienė juk tyrė senosios Europos dar prieš pasirodant indoeuropiečiams. Vadinasi, ir germanams, ir baltams. Ta kultūra ir tas kalbos reliktus, kurie yra išlikę. O Statkutė jau čia daug ilgesnį laikotarpį, taigi tarp jų nieko bendra nėra, visiškai nieko bendra. Su Gimbutienė irgi man teko daug bendrauti, aš pažįstamės nuo 81 metų, o 85 metais Amerikoje aš pas ją Tapangoje, tai yra toks miesto dalis Los Andželo, ir paskui jos dykumos rančoje esu gyvenęs kurį laiką, neilgai, bet vis tiek. Reiškia, labai daug turėjau kalbos ir nekartą prisimindavom. Ir apie Statkutę, kaip aš prisimindavau, tai jį nusijuokė ir kalbą nukreipė kitur. Čia nerimtai laikyti ją tiesėję, išvis netas. Be to, Statkutė daug remiasi jos mokiniu, Džiulsu Levinu. Taip jau likimas lėmė, kad aš jį labai gerai pažįstu, tą Leviną. Levinas, jo senelis buvo Kybartų žydas. Jis yra žydų kilmės. Iš Kybartų žydas. Ir čia atvažiuodavo Džiulsas, ieškodamas atsiminimų visokio apie savo senelį. Ir mes daug bendravom. Be to, 85 metais, kai buvau pas Gimbutienė, tai ten buvo visą laiką ir Džiulsas. Julius jis yra, tik tai angliškai Džiulis. Jis, tarp kitko, neblogai kalba lietuviškai. Iki šių dienų mes su juo susirašinėjom. Ir jums galiu užtikrinti, kad jeigu jam užsiminė apie Statkutės teoriją, tai jis taip kaip ir Gimbutienė. Tik nusišypso ir sako, čia nerimta. Kaip čia dabar, sakykit, atsitiko, kad Statkutė pas mus dabar taip išpopuliarėjo. O žinot, priežastis labai aiškios. Juk sovietų laikais lietuvių tautai buvo žiauriausių būdų įdiegtas toks nepilnavertiškumo kompleksas, jausmas. Tasai kompleksas dar didėja smarkiai ir atgaus nepriklausomybę. Kadangi čia susijęs su globalizmo teorijomis, aš čia nenoriu leistis. Priėjo net iki to, kad mūsų reformuotojų mokyklai iš programų visur išbrauktas žodis, tokie žodžiai kaip patriotizmas, tėvynės meilė, ten nei kvapą nėra. Mūsų istorikai, kurie per televiziją, Bamblauskas pavyzdžiui, stengiasi kiek galėdamas suniekinti tą didingą Lietuvos istoriją.
Ir va paprastų žmonių akyse Statkutė didvyrė. Kitaip ir būt negali. Jį, taip sakant, atstato. Ir iki to priėjo, kad ne tik šiaip jau žmonės, bet net ir mokslo kai kurie darbuotojai tiek susižavėjo jau šito mokslo, kad žiūrėkit, kas atsitiko. Pedagoginis jai suteikė garbės daktarą vardą. Mokslo akademijos salėje buvo iškilmingas toks pagerbimas, knygos šitos pristatymas. Ne šiaip sau. Matot, čia reikia griežtai skirti dalykus. Statkutė kaip Pietų Amerikos Venezuelos lietuvių veikėja tikrai yra daug nusipelnusi. Dėl to negali būti jokio abejojimo. Ir čia reikia gerbti. Ji pavyzdinga yra. Lietuvė pavyzdinga ir tikrai daug nusipelnusi. Bet va jos ta hipotezė, turiu galvoj, gotų subaltinimas, yra kalbos istoriko akimis žiūrint visišką nesąmonę. Ką padarysi čia? Reikia šnekėti taip, kaip yra ir niekur čia, taip sakant, kada buvo mokslo akademijai salėje šitas pristatymas, aš gavau pakvietimą, bet negalėjau nuvykti ir gerai padariau, nes būtų nulinčiavę. Nuėjo tenai antrasis mūsų kalbos istorikas, Algirdas Sabaliauskas, puikus specialistas, geras vyras. Jis man paskambino, ar eit, sakau, būtinai nueik, pasakysi, kas ten buvo. Jis atėjęs, sakė, nesąmonė, sako, tai sakau, kodėl tu nešnekėjai, šiandien gyvas nebūčiau. Būtų nulinčiavę. Tai va štai tokia padėtis. Dabar aš galvoju, kada nors parašyti, bet tik į mokslinį literatūrą, nes jeigu parašysi liaudžiai prieinamą, tai žinot, būsi nulinčiuotas. Aš dar noriu pagyventi. Prašom, jeigu kokių klausimų turit, labai su malonumu atsakysim. Kolegos, prašom klausimų, kad norėtume ginti kitą procesą. Tai vieno kauniečių inžinierius Statkevičius knygutės, panašiai pavardė Statkevičius, ne Statkus, bet Statkevičius. Rašo, kad godai tai gudai. Kaip visi tai iškūrti? Aš žinau tą Statkevičius teoriją. Žinot tą teoriją? Žinau, gerai, žinau, čia yra, žinot, reiktų visos paskaitos skaityti. Čia labai sudėtingi dalykai. Jis, matot, šiaip žiūri, kad taip skiria lietuviai slavakalbiai, kurie savo ruoštų skiriasi lenkakalbis. Jis ten kitais vardais vadina, bet va tokia esmė. Ir pat ir tie gudakalbiai čia priklausytų. Šitoje teorijoje yra toks racionalus grūdas, bet jis daug kur ją suabsoliutina ir nusišneka. Aš esu kelis straipsnelius parašęs ir apie jį tik dabar neatsimenu, kur spausdinta greitomis. Taip man čia žinoma. Žinomas, taip. Taip. Jis taip pat dėsto ten atradimų dar teoriją, kad reikia mūsų aukštoje mokykloje ir bendrai mokyklose daugiau mokyti mokslo taikymą. Ir šalia to jis šitą metodą taikydamas prieina prie to, kad godai tai yra gudai. Tai čia jis neoriginalus, čia ne vienas. Matot, čia truputį terminologinė painiava yra. Gotų kalboj
tautovardis gotai kažkada buvo gudlas. Gudas. Ir iš čia tas žodis gudai yra, nu čia. Bet reikia dabar skirti tuos germanus gotus, kurie gudas vadina save, nuo jų vietoje išplitusią apsigyvenusių slavų vėliau gudų. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Nu čia atskira kalba. O ar yra kokias gimines? Dariau jų sąrašą. Buitinius žodžius, ne kokius nors ypatingus. Ir klausia, ką jie reiškia. Aš atsakau, jis sako,